Jaukios šviesos ir kvapai, ten bučiuojasi draugai, puošiasi jau gatvės ir namai. Tikro džiaugsmo. Tai šiandien mes atkeliavom pas vaikus, aplankyti juos ir padovanoti dovanų. Rimanto Kukėno fondas, tokia kalėdinė akcija ir šiandien buvo, aišku, magiškas kalėdų senelis, kuris darė įvairiausius burtus ir eksperimentus su vaikais. Aišku, labai smagu buvo dar atvykusi viešnia, dizainerė Vapsvė ir dalino smagius labai gražius džemperius. Visi labai gražiai pasipuošė ir, aišku, gavo dar dovanų ir labai gražiai praleido tą tokią kalėdinę dieną. Tai va, ir aš irgi džiaugiausi būti dalim šito renginuko, buvo labai smagu. Taip, iš tikrųjų, pavyzdžiui, aš kaip mane pakviečia pasavanoriauti, ateiti, aplankyti vaikus, parodyti magijos triukų kaip magui arba tenais kaip kalėdų senelių, šiaip pagrindė šitais ir būnu. Tai taip, aš, pavyzdžiui, mielai būna kartais užklausiu ir aš sakau, tikrai galite pakviesti, nes man labai malonu yra prisidėti prie tokių veiklų, nes kartais žmonės galvoja, kad čia gal brangiai kainuos arba čia reiks ten kažkaip derintis ir tas paprastas paklausimas būna visada paprasčiausias ir tas, aišku, atvažiuosi, o čia irgi neseniai manęs klausė dėl karito, tokios kaip ir savanorystės, atvažiuoti kažką pastebint, kažkokius triukus padaryti, sakau, aišku, jo, sakykit, tai va. Šiandien išsipildžiau ir savo svajonę, aš seniai norėjau atvažiuoti per šventes, per tą gražų kalėdų laikotarpį į vaikų onkologinį skyrių, tam, kad palaikyti vaikučius, palaikyti jų tėvelius, jaukiai pabūti ir padovanoti savo kūrybą jiems. Man atrodo, šiltos ir jaukios dovanos tikrai gali bent šiek tiek pralinksminti tą kartais niūrią dieną. Ir aš manau, mums šiandien per šį trumpą laiką pavyko sukurti labai smagią nuotaiką. Mačiau labai daug vaikų šypsenų ir viskas praėjo labai puikiai. Ačiū už tą galimybę. Aš sakiau, kad bijojau, kad man bus labai sunku šiandien atvažiuoti į šį skyrių ir bus sunku šypsotis, nes suprantu, kur esu. Bet iš tikrųjų jaučiausi antiek jaukiai, antiek pamiršau viską. Aš net pamiršau, apie ką šios patalpos ir kodėl šie vaikai yra čia. Buvo tiesiog gera ir aš labai džiaugiuosi, kad nereikėjo slėpti ašarų. Aš matau tiek pas tėvelius, tiek pas vaikus žybančias akis ir toks atrodo natūraliai tiki, kad tikrai viskas bus gerai. Čia tiesiog tegul svajonės pildosi, o kas yra svarbiausia, gyvenime mes patys žinom, mes čia esam, tai yra sveikata. Lai visi būna sveiki ir laimingi. Tai kadangi jau atkeliauja pati gražiausia metų šventė, man asmeniškai ir turbūt visiems kitiems kalėdos, tai norėtųsi palinkėti to jaukumo šeimoje, šilumos, aišku, pasveikinti vieni kitus, jaukiai susiburti prie stalo, praleisti smagias akimirkas. Tikrai, kad metai būtų nuostabūs, sutikti naujus metus, naujų įspūdžių. Ir kadangi dar saulė šviečia, tai aš palinkėsiu visiems daug baltos, gražių švenčių.